ir per užgavėnes pas tave ateinam, mums stalas. Ačiū. O kiaušinė po egle. Sieni tą tušelį žalią savietelę soja. Ojeje, žalia savietelės. Jaunimas nemoka tos dainos, čia mūsų sena daina, kurią Antanina buvo atsinešusi savo į mūsų ansamblį. Nu dabar tą Vladelį persidėk. Kur tai vežti pabėga? O čia pasivaišinkit, čia mano gamybos yra. O ant tų duok čia į tą dėsim. O kas čia yra? Vynas obolių. Obolių Dar vynas. išlaikė. O čia užklijavusi, užlakavusi jau jį šitaip gražiai. Anais laikais jau nieks neorganizavo. Tik o dabar pradėjom organizuoti. Tikrai nebūdavo tų jurginių. Kaip tik pasiruošus. Tai jau tu vežėsi. Va, jau sakiau, kad kiaušinių milda vežas. Oi, kokių kiaušinių. Kiaušiniukai šviežus. Manom, kad šviežus, manom. O Jėzu, pažiūrėkime. O jei tai kiaušinienės bus. Turi vaikas perlipti 3 kartus, tada bus dideli gumbai. Nulinėja. 1, 2, 3. Nu va, o dabar galit sodinti. Tankiau, vaikai labai, oi, svogūnai neauga taip retai, čia ne bulvės. Gerai, ir mes išmoksim, mergaitės išmoks kaip sodinti. Tankiau, kiški tankiau. Pažiūrėkit, kokie šatra tokie laiškai bus. Oho. Tai va, išsmeigiu va čia į kraštą. Aha. Ir kokio didumo ta šatra, jis iššakoja žali, aukšti, platus. Jūs visi kaip ir jauniausi ir ne taip jau seniai pradėjo lankyti šitą ansamblį, ar ne? Kodėl tu pradėjai lankyti? Nu, nežinau, kada abidvi močiutės lankė, taip galvoju ir man pabandyti ir pradėjau lankyti. O kuri pradėjot pirma, ar sesė Linėja? Ar... Aš pradėjau pirma, nes didesnė. Tie šokai, dainos gražios. Atėjau su draugiam kartu pašokti, padainuoti ir patiko, kai pradėjau lankyti. Turbūt labai jau čia sudėtinga pūst tą ragą. Pabandykit. Ne, aš bijau. Papūsk. Tų žmonių buvo truputį mažiau, bet dabar daugiau yra prisijungę, kaip ir kiekvienais metais padidėja, kažkas atvažiuoja naujų gyventojų, iš karto jungiasi prie mūsų, nes kolektyvas mūsų bendruomenės yra gana šaunus ir buvo ir dabar ir stengiamės mes, kad jisai ir išliktų toks šaunus. Va, turim su kuo Aksavera mūsų yra, visą laiką prie bendruomenės prisideda. Nariai, galim sakyti, prasideda nuo gimusio. Tik, nes Gandrinės ir yra ta šventė, kai gimsta ir priimam Šilgalių bendruomenės narius. Tai nuo kūdikystės iki išėjimo iš šito pasaulio. Draugiški labai esame. Su mokykla labai bendradarbiaujam. Ir kolektyvas su mokytojais Jūratės Daugalienės Vėjas su savo spektakliais ar šventėse, ar taip visą laiką pasirodo. Atvykę į Šilgalius. Mes jau žemė nuo pat pavasarį žadinam, būdinam, nenorime keltis. Todėl, kad daug bėdų turim. Pykčia. Tad visus paprašysim, kad kuo mažiau to pykčia būtų, kad mūsų žemelė palengvėtų. Visi pasiimat po pagalėlį, į tą pagalėlį atiduodat visą pyktį, visas bėdas ir sudeginam tam laužį. Prašom visi sudeginti visas bėdas, ne tik Šilgalių kaimo, bet ir savo, kur gyvena. Anys na pačią rytą vaikščioja ir budina ne tik tai žemį, bet ir žmonės, kad visi pabustų, kad visi pasiruoštų, kad visi sueitų šiandien parjorį Jurgines atšvyst pagal visus papročius. Bet šitų paprotį palaika ir Lietuvos
dabar jau sakau LRT televizijos laida Gimtoji žemė, katra kasmet pavasarį vėl mums sužadina, apdairykit, ar turit aplink gerų žmonių, įdomių, daug gerą padarančių, rašykit, siūlykit juos Jorė nominacijai, balsuokit aš juos ir taip mes vieni kitus pabudinam. Prašome sūnaus žemės, kad pagalba šitos žemės išaugintos ir iškeptos duonos dėka iš tikrųjų atsirakintų žemelė ir tai mūsų linkėjimas iš Aukštaitijos, iš Zarasų. Prašom, ten nešam atiduodam. Kur? Nu va, nežinau kam. Ar išlaikysiu? Sunki duonelė, bet sako, kad be duonelės nebūsim ir gyvi mes, ir mūsų žemelė. Kągi, mūsų kraštas iš tikrųjų yra išskirtinis. Tai mažoji Lietuva, mes ją laiks nuo laiko pamilstam. Išskirtinė architektūra, kur reikia daug darbų įdėti, atstatyti, išskirtinė žemė. Ką aš norėčiau pasakyti, ko jums palinkėti, mėly žemdirbiai, nes šiandien tai yra ta, ką jūs išginsit arklius, išginsit karves ir prasidės jūsų arodų pilnėjimas. Tad, kad rudenį tikrai būtų pilni arodai. O kaip ES komiteto narys aš ką norėčiau pasakyti, kad vis dėlto europarlamentarai, kur mes esam tik galim jiems patariamųjų balsų patarti ir esame mes ten jau patarę, priėmėm sprendimą, kad žemės išmokos būtų vienodos visiems, kaip ir visoje ES. Tai ką aš manau, už tai reikėtų paploti. Dar dėrybos yra nebaigtas, vis dėlto. Kodėl aš sakau, kad tos išmokos jos yra labai mums svarbios? Jūs pažiūrėkit, nuo šitų išmokų mums priklauso, kiek vaikų sugrįš iš užsienio, mokyklos bus tuščias ar netuščias. Šiandien Šilgalių mokyklą šitą sprendžiam, jinai taps pagrindinė, ar taps pradinė, ar taps jau Stoniškiam ateis į kaip į grupinę. Taip kad, mėlieji, pirmiausiai, kada ūkininkai turės pinigų, jie kurs darbo vietas. Aš už tai ir už tai, kad ūkininkai pirmiausiai turėtų pinigėlių gerų. Tad paplokim, kad ateitų, kad dėrybas dar nesibaigusias. Ir aš manau, nuo to pamenam, kada vis dėlto visi mes, kada namai buvo pilni, kada vaikų daugiau buvo. Šiandien šiek tiek yra mažiau. Tad geros šventės, nu ir ką dėl apdovanojimų. Iš tikrųjų smagu, kad ir iš mūsų yra išrinkti keli žmonės. Aišku, net nežinau, ką apdovanos, abudu yra verti. Abudu myli šitą kraštą, abudu kūrė, vienas vienu užsijama, kitas kitu. Taip, kad smagu, kad yra pastebėti mūsų žmonės. Pagėgiuose pasižiūrėkite, kiek žirgų, bet žinokite, Nemuno lankose karvučių maitintojų taip pat nestinga. Taigi, žirgyno melžėjos suspaudė sūrį. Kumelių melžėjus. Va, brangieji kumelių sūris, kurį žirgyno direktorius dovanoja mūsų bendrai šventei. Matot, savo rezultatą reikia atsilaukti. Aš einu irgi pranešiu. Na labai jau geras tas sūris. Blogo nebūna, tik tai gero. Gero niekada nebūna per daug. Stainužėlė aš buvau, žirgužėlių šėriau, dėl to mano pentinėlį šviesų surudėja. Iš ežeringo krašto esu, bet taip, kad važiuoji ir kelias baigėsi, dar taip neteko būti. Tai tikrai, bet pamastėm ką, pritariu merui. Na, baigsis tie ežerai pas jūs ir bus derlinga žemė ir tikrai bus geras derlius. Na, o kadangi esu pirmą kartą, tai nepraleisiu progos gerbiamam merui padovanoti Trakų rajono knygą. Na ir čia dar tokį suvenyrą. Labai malonu. Prašau. Ačiū. Aišku, mes laukiam pakvietimą irgi į Trakus, kur tikrai visa Lietuva važiuoja, o mūsų kraštą tik atranda dar dabar. Tai jauna savivaldybė nieko tokio, o į Trakus kviečiu, nes nuo gegužės mėnesio prasideda sezonas ir kiekvieną savaitgalį atvažiavę į Trakus, jūs Trakuose rasite vieną ar kitą kultūrinį renginį.
labai džiaugiuosi ir noriu padėkoti tiem žmonėm, kurie šios šventės progą išryškina tos žmonės, kurie labiau nusipelnę yra mūsų kraštui, kurie vykdo tikrai gerus, nuoširdžius darbus, o dažnai mes gyvenime pamirštame padėkoti. Padėkoti už tai, ką žmonės daro, ką žmonės kuria. Tai tikrai dar kartą sveikinu visus su šia švente. Leiskite palinkėti jums visiems gero, puikaus pavasario, žemdirbiam, kad praeitų sėja labai gerai, kad nebūtų tokių nesėkmių kaip žiema šią, kad buvo iš tikrųjų, aš manyčiau, derliui labai atsilieps. Taigi geros vasaros, geros šventės, geros šios dienos ir geros ganiavos. Nes nuo to, kaip mes išganysime gyvulius, kaip pasiruošime žiemai, taip ir žiemuosime. Sėkmės visiems ir ačiū labai, geros, puikios šventės. Labai malonu dalyvauti šitame krašte. Iš tikrųjų visus sveikinu su šitą pavasario švente, kurią mūsų protėviai, ko gero, gana ryškiai švęsdavo. Tai yra darbų pradžia, jorė. Ir būtent mūsų tos gentys, kurios šiuose kraštuose buvo, praktiškai gana ryškiai švęsdavo. Tai aš manau, ir atvažiuojant mane pasitikęs toks pavasariškas lietutis, tai rodo, kad ženklas, kad iš tikrųjų vasara bus gera ir dosni. Ir tikėkimės, kad rudenį bus pilni aruodai, kainos bus geros, na, o kas liečia su Europos Sąjunga, kadangi, kaip ir minėjau, derybos vyksta, iš tikrųjų, ko gero, iki kokio Liepos mėnesio vyks, jos turėtų būti sėkmingos, mums naudingos. Tai ko ir norėčiau visiems palinkėti. Kągi, o šiandien atšvęskime šitą mūsų protėvių šventę. Sėkmės visiems. Ir jums. Ačiū jums. Čia Žirgyne per Šventą Jurgį dar yra ir krikštėjami kumeliukai. Visi vaikai žino, kad vaikus randame kopūstuose arba gandras atneša, o kur kumeliukai gimsta? Gandras neatneš kumeliuko, kažin kiek. Taigi pas mus kumeliukai gimsta Arklidėje ir jie prasideda kaip tik tai tas gimimas pavasarį. Šįmet galim didžiuotis, turime 65 kumeliukus, kurie yra va čia aplinkui. Čia vienas vaikų darželis, ten antras vaikų darželis, jie yra vaikų darželiuose. Ir dabar palikome 2 kumeliukus, tai yra Lietuvos sunkiųjų veislės kumelė Saulė ir Trakėnų veislės kumelė Epigonė. Ir viena yra mergaitė, kitas yra berniukas. Saulės yra mergaitė. Turime išrinkti vardą iš mamos pirmos raidės. Taigi visi rinkitės, apgalvokite ir mergaitės bus vardas S raidės. Tikrai turi būti lietuviškas, gražus, skambus, kadangi tai yra lietuviška veislė. O Epigonės yra ir žiliukas. Iš E raidės registruosimės visus vardus, o paskui išrinksime krikštamotę ar krikštatėvį ir suteiksime šitiems kumeliuką vardą. Kitoje laidoje pasakosime, kokius vardus išrinko kumelaitė ir kumeliukui, kaip iš Šilgalių link Rambyno keliavo Gimtosios žemės jorės dalyviai, susitiksime su Pagėgių bendruomene, svečiuosimės pas Dalią ir Remigijų Kelnerius, aplankysime Martyno Jankaus muziejų ir Rambyno regioninio parko lankytojų centrą. O ant Rambyno kalno ne tik pagerbsime Gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominantus bei laimėtoją, bet ir vaišinsimės Vilkyškių bendruomenės narių surinktų žolelių arbatomis bei kitais Mažosios Lietuvos skanėstais. O šiandien dar kartą sveikiname šių metų Gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominantus ir laimėtoją Indrę Skablauskaitę. Šiandien tiek. O kitoje laidoje toliau pasakosime apie šių metų Gimtosios žemės jorio apdovanojimų šventę. Laukite mūsų, žiūrėkite. Iki kito šeštadienio.